Putinas rankom trina, aišku, ir toliau damušinėja Europą kartu su mumis. O Europa labai neblogai laikos, Putinas tikrai nedamušinėja Europos, nes damušinėja tai... Oi, aš paspaudžiu. Kažkur iš tikrųjų nesvarbu. Tai iš tikrųjų nesvarbu, mes kitų vis tiek video žiūrėsim. Tai tikrai Putinas nedamušinėja, jie net Ukrainos negali damušti ir panašu, kad net Ukrainoje jiem dabar pizda yra. Po biškį vis labiau ir labiau. Tai jie tikrai nieko nedamušinėja. Europa iš tikrųjų labai gerai laikos. Aš nenoriu nieko sakyti, sunku yra. Nes labai daug yra savi neapykantos tokios ir čia europietiškas toks labai jau toks saviplakimas ištisinis. Iš tų, kurie turėtų didžiuotis, kad europiečiai yra ir džiaugtis, kaip gerai, kad mes ne Ruskinė kokiam gimėm, ar ne kokiam Irane, blet, o Europui. Ir net gimėm laiku ne kaip priespaudoj buvo, kai ten ar rusai mus žagino ar dar kažką. Ne. Mes gimėm nuostabiausių laikų, augam nuostabiausiai šaly ir esam nuostabiausiai vienoje vietoje Europoje ir tada dar Lietuvoje. Tai tas saviplakimas ištisinis mane biškai užpisa. Europa susireikšminimo išreikš 15 kartų, Europa miega, Europa nieko negali padaryti, Europa nieko nedaro. Tas ištisinis, non-stop plakimas. Vienas stipriausių ekonomikų pasaulyje. Ne iš lempos. Vienas liberaliausių civilizacijų pasaulyje. Ne iš lempos tai atsiranda. Ar mes turime minusų? Aišku. Bet su tais minusais mes kūrėm vieną geriausių civilizacijų, ką galima iš vis sukurti, kas yra ever sukurta. Ir save plakti kiekvieną minutę atsibusti reikia biškiuką. Kokią civilizaciją iš tikrųjų sukūrėm. Bet migrantų per daug, ir tvarkos ir su tais migrantais, kaip ir su visom prieš tai problemom tvarkėsi. Tai jo, mane labai užnisa tas, o dabar Europa. Laikos labai neblogai. Ir kariuomenė, ir Europos juda į priekį, ir gynyba europinė juda į priekį, ir viską daro. Tai nėra jo. Tai nėra, kad, juda į priekį per lėtai. Gali taip sakyti, bet tokiais procesais vis sukuriama iš tikro tvari ir gera civilizacija, o ne diktatorystė kažkokia, kurioje tu nenorėtum gyventi. Dylus pasirašom su Indija, su Latino Amerika, plečiamės. Ten su Kanada irgi liktais, ten ištisai išradinėja dalykus, reguliuoja dalykus, dėl ko čia kiti pisa protą. Ne, čia Europos vienas geriausių brožų. Visi kopijuoja tas mūsų reguliacijas paskui. Ir ta pati Amerika, jie žiūri su pavydu, kaip europiečiai vis dėlto sugeba padaryti. Ar visą laiką, aišku, ne. Bet, žodžiu, tas saviplakimas mane užpisa. Bet jo, tai, kad jis įsivaizduoja, kad čia Rusija damušinėja Europą, seniuk, Europa šiuo metu labai geroj vietoj. Sakyčiau, šiuo metu Europa stipriausia negu bet kada yra buvus.